Sveiki susirinkę jau į 5-ąją šios serijos jogos pamoką, kuri yra skirta 5-ajai čakrai Vishuddha, kuri yra tyrumas, aiškumas, skaidrumas, gal netgi kai kur vadinama. Čakra yra mūsų gerklėje ir jinai yra 5-oji iš 7 čakrų. Šiandieną bus daug dėmesio kaklui ir ne tiek daug, atrodo, yra jogoj sekų arba apskritai asanų, kurios yra susijusios tiesiogiai su kaklu. Žinoma, kad kaklas kaip kūno dalis dalyvauja visose formose, bet yra nedidelis kiekis asanų, kur kaklas yra labai labai svarbus arba kitaip tariant dominuojantis kaip dalis kūne, kuri yra arba aktyvuojama, arba užspausta, arba kad. Sveiki visi, susirinkę jau į 5-ąją šios serijos jogos pamoką, kuri yra skirta Vishuddha, 5-ajai čakrai, mūsų gerklės čakrai, patyrinėti, pabūti, paeksperimentuoti. Šiandieną turėsime tiek asanas, tiek pranayama, tiek meditaciją susijusią būtent su šia energetika. Vishuddha yra tyrumas, skaidrumas, aiškumas ir be abejonės šita čakra ir jos energetika yra glaudžiai susijusi su balsu, su gerkle. Kiekviena čakra turi savo veiksmą arba būtent kažkokį tai šūkį, sakykime, varomąją jėgą. Jeigu širdis jaučia, tai gerklė kalba, komunikuoja. Ši čakra yra mėlynos spalvos, ji yra susijusi su aiškiu kalbėjimu, ramumu, apskritai su aiškumu ir su komunikacija. Taip patirsime ir asaną, ir pranayamą, ir meditaciją pamokos gale. Tai pradėsim kaip visada, atsisėdę, jeigu sėdėti man nepatogu būtent sukasanai, pasidedu po sėdmenimis pleduką, kaladėlę arba pagalvėlę. Jeigu patogu sėdėti tiesiog be nieko, įsipatoginu, įsitaisau taip, kaip man patogu, užsimerkiu ir atvykstu į savo kūną. Į tą kūną, su kuriuo kasdieną būnu, kurį aiškiai matau, girdžiu. Ir pradedu ramiai kvėpuoti per nosį, jausdamas, kaip įkvėpimo metu pilvas išsipučia, tarsi balionas, iškvėpimo metu pilvas švelniai vytų. Įkvėpimas, rankos atsipalaidavusios, gali būti ant kelių, gali būti šalia kūno, iškvėpimas. Tyrinėju, kaip jaučiuosi fiziniam kūne, gal kažkur jaučiu įtampą ar skausmą, pabandau visą tą kvėpavimą po truputį ten ir sutelkti. Pagalvoju apie savo balsą, nors dabar visiškai jo negirdžiu, esu tyloje. Pagalvoju ir pabandau prisiminti, koks jis yra. Jeigu galėčiau jį apibūdinti, žodinti, koks mano balsas. Galbūt toks, koks jis yra dabar, toks ir turi būti. Balsas arba gerklė yra tarsi jungiamoji dalis tarp širdies ir proto ir minties. Suprantu, kad nebūtinai taip, kaip kalbu, yra taip, kaip jaučiu arba taip, kaip mąstau. Tai yra tiesiog jungiamoji dalis. Ir pastebiu, ar galėčiau netgi vidinį balsą, kurį visi turim, šioje praktikoje tiesiog truputį sutildyti.
Prisibūti visiškai arba širdį, arba mintį. O gal apskritai nebūti, leisti kūną judėti. Praktiką pradėsim su nuostabia pranajama, kvėpavimo pratimu. Jis labai primena kamanės dūzgimą, bramari. Jį skirtingai galima daryti, skirtingai liesti veidą. Sublinkčioju akimis, atsimerkiu. Ir labai paprastai parodysiu, kaip jį daryti. Tai šiandien kviesiu dengti nykščiais ausų būgnelius. Dengiu stipriai, kad tikrai nieko negirdėčiau, o rankomis galiu užsidengti akis. Galiu nieko nedengti, tiesiog būti, arba dengti tik ausis. Tai pademonstruosiu vieną kartą, kaip tai atrodo. Darysim gilius 5 kartus. Tai kvėpsiu į pilvą, su iškvėpimu om, garsas gerklėj. Tai vieno to įkvėpimo, iškvėpimo trukmė priklausys nuo to, kiek ilgai iškvėpinėsiu, kiek ilgai ir bus garsas. Tai pradėkim visi kartu, rankos arba ant kūno, ant kelio, arba uždengti ausų būgnelį ir akis, arba tik ausų būgnelį. Įkvėpsiu pilnai, pilvas išsipūs, su iškvėpimu pradedu ir tai 5 kartus. Švelniai nuleidžiu rankas, po paskutinio įkvepiu per nosį ir iškvepiu atsidūstu švelniai, atsimerkiu. Rankomis keliauju tiesiai, kažką bandyčiau pasiekti. Ir čia galiu išlaikyti galvą ore arba po truputį leisti ją žemyn, bet išlaikyti sėdmenis prispaustus prie pagrindo, prie žemės. Smakras į vidų ir po truputį leidžiuosi. 4. 3. Du. Ir 1. Švelniai pakylu, grįžtu į sėdimo padėtį ir rankos už galvos. Įkvėpsiu alkūnes plačiai, pratempsiu kaklą, iškvėpsiu alkūnes vidun, smakras į vidų. Nugara, čia tikrai žinau, kas vyksta, atrodo tokia karvės katės imitacija. Krūtinė atsiveria, pilvas leidžiasi arba keliauja į priekį, iškvepiu, suapvalinu nugarą, mentis toli viena nuo kitos. Iškvepimas. Iškvepimas. Įkvepimas. Iškvepimas. Įkvėpimas, alkūnės toli viena nuo kitos, atkeliu krūtinę, gerklę ir čia pabūnu.
4, galiu užsimerkti arba žvilgsnis į nosies galiuką. 3, 2, išsitempia kaklas, išilgėja. Ir 1. Įkvėpimas čia, iškvėpimas, alkūnės kartu ir užlaikysim čia 4 kvėpavimus. 4. 3. 2. 1. Įkvepiu, pakylu ir iškvepiu, nuleidžiu rankas. Šiandieną kviesiu asanos praktiką daryti su ujjayi pranayama. Tai yra būtent toks kvėpavimas su bangos mūša arba jūros ošimu gerklėje. Jeigu ujjayi praktikuoju, žinau kaip atlikti, tai iš tikrųjų tą ir darysiu per asanas, kai norėsiu. Jeigu jausiu, kad ujjayi man per intensyvus, žinoma, aš jį praleidžiu. Dabar jeigu ujjayi niekada nepraktikavau, truputį pamokysiu, kaip tai daryti. Įsivaizduokit, kad ranka yra stiklas, kurį norite prasoti. Pasiemame ranką priešais veidą, įkvepiu ir iškvepiu per burną, bandau prasoti. Vėl įkvepiu, bandau prasoti, iškvepiu. Dar kartą įkvepiu, bandau prasoti. Dabar lygiai tas pats, tik lūpos kartu, iškvepinėju per nosį, bet bandau aprasoti, bet lūpas sučiaupiu. Įkvepimas, iškvepimas. Šį ošimą gerklėje arba tokį lyg rasočiau priešais save stiklą, bandysiu išlaikyti asanos praktiką. Puikiai, pernam ant 4, jeigu keliai jautrus, keliais pledas, delnai tiesiai po pečiais, keliai tiesiai po klubais, tarp rankų maždaug pečių plotis, tarp kelių yra maždaug klubų plotis. Rankų pirštai yra nukreipti priekin, antrasis pirštas lygiuojasi su ranka, turime tokią švelnę išorinę pečio rotaciją. Įkvėps, leisi pilvo krūtinį į priekį. Pitilas. Iškvėpsiu, stumsiu pagrindą toli nuo savęs, katė. Įkvėpimas į karvę. Iškvėpimas, katė. Pridedu ujjayi, jeigu norisi. Kvėpuoju, girdžiu save. Ir dar 1 įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Įkvėpiu neutralus stuburas, iškvėpiu vaiko poziciją, keliai plačiau negu klubai, rankos prieki manęs. Nuleidžiu kaktą, palaiduoju kaklą, čia ilsiuosi. Girdžiu savo kvėpavimą, girdžiu kaip kvėpuoju. Su įkvėpimu truputį pakeliu galvą, su iškvėpimu kairė ranka neria per dešinę pažastį ir čia susisuku. Bandau per kaklą išilgėti. Ranka prieki manęs, čia ranka gali žiūrėti į viršų arba į apačią. Dar 3. 2. 1. Įkvėpimas grįžti, iškvėpimas pasisukti kitą pusę.
susisuku, žvelgiu tarsi per paraštį ir 3. Du. Vienas. Įkvėpimas. Grįžti, iškvėpimas pereina ant 4, rankos priekį, anahata asana arba šuniuko pozicija. Dabar pirma opcija pasidėti kaktą, kita opcija pasidėti smakrą. Žinoma, kaklui daugiau dėmesio. Lyg norėčiau pasidėti gerklę. Čia lieku 4 arba rankos pakyla į viršų. 3. Rankomis galiu ir siekti ir paminti. 2. 1. Nuleidžiu rankas, keliauju ant alkūnių. Stebiu, kad alkūnės būtų tiesiai po pečiais. Įkvėpsiu čia. Tarsi bandyčiau atlikti karvę. Iškvėpsiu smakras į vidų. Katės nugarą. Įkvėpsiu. Iškvėpsiu. Pridėsim lygiai tą patį, tik kilsim į delfiną. Įkvėpsiu, iškvėpsiu, atkelsiu kelius. Įkvėpsiu, kelius pasidėsiu. Iškvėpsiu, atkilsiu. Tiesinsiu kojas ir sustumsiu. Dabar čia modifikuotis galim kaip. Ne, pasidėsiu pilnai kelių, įkvėpiu. Iškvėpiu, arba kojomis galiu ateit dar truputį arčiau. Įkvėpiu. Iškvėpimas. 4. 3. 2. Ir 1. Įkvėpimas. Delfino pozicijai. Lieku, iškvėpiu, galiu ateiti ir dar arčiau. Arba truputį lankelius. Išsistum iš alkūnių dar 2. Ir 1. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Leidžiasi keliai. Vaiko pozicija. Keliai plačiau nagų klubai. Atsidūstu. Prisimenu džiai. Ir dar 1. Iškvėpimas. Apvalinu nugarą ir randu poziciją. Visos 4. Rankos tiesiai po pečiais, keliai tiesiai po klubais. Įkvėpimas čia į karvę. Iškvėpimas apvalinu nugarą, kojų pirštai po savim. Žemyn žiūrinti šuo. Pirmas šiandien. Pirmas šioj pamokoju. Jame pabūnu. Pajudinu uodegą į vieną pusę, į kitą pusę. Sulenkiu kelius, juos tiesinu. Atlieku bet ką, kas man čia patinka. Būti šiai padėti. Kaklą švelniai galiu pasukioti. Pažiūrėti per vieną pažastį, per kitą. Ir dar pabūnu. 4. 3. 2. Ir 1. Su įkvėpimu keliauju į lentą iš apvalios nugaros iš lėto. Su iškvėpimu lenkiu kelius. Kelius sėdmenis į viršų. Žemyn žiūrinti šuo. Iškvėpimas. Įkvėpimas. Keliauju atgal, iškvėpimas. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Dar 2. Vienas įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Puikiai. Įkvėpiu į lentą. Leidžiu kelius. Krūtiniai smakrai ir pasiliksim.
Dabar čia gali likti arba atvesti rankas atgal. 3, 2 ir 1. Rankos šalia kūno, įkvėpiu. Bhujangasa. Susiveda. Pėdas kartu, kojų pirštai patempti. Iškvėpiu, nusileidžiu. Įkvėpiu aukštyn žiūrinti šuo. Iškvėpiu žemyn žiūrinti šuo. Tai šita trumpa seka bus mūsų intarpas tarp ilgesnių sekų. Virš įkvėpimą atkeliu dešinę koją į viršų. Pratempiu ją. Atveriu klubą. Sulenkiu kelį, iškvėpiu. Žengiu į priekį. Nuleidžiu galinį kelį. Atkyla dešinė ranka, prasitempiu. Įkvėpiu, atsiveriu. Tai kažką pasimčiau, iškvėpiu. Padedu į priekį. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Čia lieku arba atkeliu kelį kairę. Ir kai įkvėpiu, verčiu pėdas ant šono. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Leidžiasi ir klubas, įkvėpiu. Iškvėpiu. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Paskutinis. Įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Puikiai. Nuleidžiu ranką, atstumiu save ir grįžtu į žemyn žiūrintį šunį. Kitą pusę įkvėpiu, atkeliu. Pratempiu kairę koją, sulenkiu ją, iškvėpiu. Žengiu į priekį ir nuleidžiu kelią. Atkeliu į viršų kairę ranką. Puikiai. Jei kažką pasimčiau, įkvepiu, iškvepiu, pasidedu. Įkvepimas, iškvepimas. Tas pats su keliu. Įkvepiu, sukasi pėdos ant šoninių senelių, iškvepimas. Leidžiu čia ir klubą. Įkvepimas, iškvepimas. Dar tokie 2. Žiūriu už savęs, sukasi ir kaklas. Ir 1. Įkvėpimas čia, iškvėpimas. Leidžiasi ranka, keliauju į žemyn žiūrintį šunį. Vėl atliksiu 5 bangas ir 6 kartą grįšiu į lentą. Ir tuomet aštanga namaskar, keliai krūtinės smakras. Įkvėpiu lentą, iškvėpiu žemyn žiūrintį šuo. Čia galiu pridėti įvairių modifikacijų. Įkvėpiu, iškvėpiu. Dar 3. Per sulenktus kelius, per tiesias kojas 2. Paskutinį kartą. Įkvėpiu, iškvėpiu. Dabar su įkvėpimu lenta, keliai, krūtinės smakras, pėdos kartu, kojų pirštai patempti. Lieku čia, arba atkyla rankos ir kojas. 4, 3, 2, 1. Rankos prie pečių. Įkvėpiu į Bhujangasana. Iškvėpiu, leidžiuosi. Įkvėpiu aukštyn žiūrinti šuo. Urdhva mukha. Iškvėpiu. Žemyn žiūrinti šuo, 5 kvėpavimai. Atsidūstu. Pastebiu, ar rankų pirštai plačiai praskiesti. Čia į toli nuo ausų. Kaklas atpalaiduotas. 3. Patinė nugara nesiriečia. Su ją truputį suapvalinu. 2. Galiu netgi truputį lenkti kelius. Ir 1. Įkvepiu. Ir vaiko poziciją nusileidžiu pailsėti. Iškvepiu. Atsidūstu giliai per burną, per gerklę. Čia susigrąžinu kvėpavimą, kad įkvėpimas ir iškvėpimas būtų tolygus. Dar 2. Vienas. Įkvepiu, žvelgiu į priekį, iškvepiu, perinu ant 4. Kvepimas čia, iškvepimas žemyn žiūrinti šuo. Puikiai. Dabar dešinę koją vėl atkelsiu, lenksiu ir žengsiu į priekį. Dabar dešinė ranka yra arba iš vidinės
dešinės pėdos dalies arba ant kaladėlės galinė pėda sukasi ant šono ir čia atkeliu, kairę ranką į viršų. Pasisuksiu, kad geriau mane matytumėt. Taip, tai čia ir būnu. Žvelgiu į savo nykštį. Dar 3. Galinė pėda yra nuspausta iš išorinės pėdos dalies, tarsi senelė kažkas spaus. Ir 1. Kyla į antrąjį karį ir čia stabteliu, iškvepiu. Pėdos aktyvios, tarsi norėčiau praplatinti kilimėlį. 4. Stipraus karys. 3. Rankos ilgos, aktyvios. 2. Nesukrentu, torsas ilgas. 1. Įkvepiu rankas į Andželį mudrą, keliauju į Skandasaną. Iškvepiu. Antrasis karys. Toliau tęsiu. Įkvepiu. Iškvepiu. Įkvepiu. Leidžiuosi tiek žemai, kiek pavyksta. Išlaikyti balansą. Iškvepiu. Galiu tą patį daryti rankos ant žemės. Įkvepiu. Iškvepiu. Įkvepiu. Iškvepiu. Ir Skandasanai lieku. Įkvepiu. Rankas ant žemės. Iškvepiu. Pėdos yra likę grečios. Viena kitai. Rankas prieki manęs ir įsivaizduoju, ar jis nori daryti žemyn žiūrinti šunį, bet kojos labai plačios. Taip, rankos maždaug pečių ploti. Leidžiu gerklę, smakras į vidų. 4. 3. 2. 1. Keliauju rankomis atgal, įkvepiu tiesiai nugarą. Iškvepiu, pasisuku prie priekinės kojos, prie dešinės ir tarsi bandau ją prisitraukti. Pakylu, patiesinu krūtinę, prisitraukiu. Ir dar 1. Prisitraukiu. Pasiverčiu į priekį ir dabar dešinės kojos pirštai žiūri į priekį, kairė koja ateina truputį arčiau, pilnai vienoj linijai. Trikonasana trikampis, jeigu reikia kaladėlės, kaladėlė čia, iš vidinės pėdos dalies, jeigu reikia išsistumti iš kojos. tą padarau, išsistumiu. Kairė ranka į viršų. Dabar pėda gali būti šiek tiek į vidų arba lygiagreti, trumpajam kilimėlio kraštui. Dar 4. Dabar šita ranka gali būti prieki manęs 3. Arba griebti liemenį. 2. Ir 1. Iš lėto kairė ranka kyla į viršų, pasisuka į priekį, keliauja į aukštą įtupstą, galinė koja eina atgal. Ir čia stabteliu, iškvepiu. Dar 2. Einu dar atgal, jeigu nori sėsti giliau. Iškvepiu. 1. Iškvepiu. Puikiai. Galinė pėda ant žemės, pasidedu kulną, rankos už nugaros. Pirmajam kariui pasiruošiu jo modifikacijai. Įkvepiu, atveriu krūtinę, iškvepiu, leidžiuosi žemyn. Atkeliu krūtinę, įkvepiu, iškvepiu. Tik nosimi norėčiau kažką paliesti. Įkvepiu, keturgalvis atkelia, taip, iškvepiu. Ir paskutinis. Įkvepiu. Ir iškvepiu. Liekam čia, rankas kyla į viršų, žiūri į priekį 3. Jeigu sunku, lygiai tas pats, rankos čia 2. Ir 1. Pasuku galinį kulną į viršų ir nuleidžiu kairį kelį. Esu driežo pozicijai. Pėda ir delnai vienoj linijai. Įkvėpsiu čia, krūtinę pakili. Iškvepiu, lieku arba leidžiuosi ant kaladėlio arba ant žemės. Jeigu kaladėlės turi, tai čia galiu pasilengvinti. 3. Šios makras iš tikrųjų tokioj neutraliai padėti, nei labai uždarau, nei labai žiūriu į priekį. 2.
1. Grįžtu ant rankų, įkvepiu, išsistumiu ir keliauju į žemyn žiūrintį šunį atsidūstu. Vėl 5 bangavimai krūtinė, nugarą. Ir aštanga namaskar. Įkvepiu lentą, iškvepiu žemyn žiūrintį šunį. 4. 3. Kvėpuoju. 2. Ir 1. Įkvepiu į lentą, iškvepiu keliai, krūtinę, smakras. Vėl čia būnu. Arba jeigu norisi, galima atkelti kojas ir rankas. 3. 2. Patempti kojų pirštai. 1. Rankos prie pečių. Įkvepiu, keliauju į būdžiangasaną. Iškvepiu, leidžiuosi žemyn. Įkvepiu, aukštyn žiūrinti šuo. Ir iškvepiu. Žemyn žiūrinti šuo. 5 kvėpavimų. Bet kada galiu nusileisti ir vaiko poziciją, pailsėti. 3. 2. Ir 1. Puikiai. Dabar kairė koja kils į viršų. Aš vėl pasisuksiu, kad mane matytume. Tai atkeliu kairę koją į viršų, ją prailginu. Ir žengiu į patį priekį. Pasuku dešinės pėdos pirštus į vidų. Iš kairės pusės vidinės dalies kaladėlė arba delnas. Atkeliu dešinę ranką į viršų. Pasiverčiu šoninis tempimas. Tempisi. Visas mano dešinys šonas liemuo. Dešinės pėdos išorinė sienelė nuspausta dar 2. Kilsim į antrąjį karį. Ir 1. Įkvepiu antrasis karys. Iškvepiu čia stabteliu. Vėlgi palaikysim. Nekrentu į priekį. Augu iš torso į viršų. Rankos plačiai. Rankos aktyvios. 4. Vėl bandau tarsi pėdomis išplėsti kilimėlį. Pada banda. 3. Priekinė koja suįsėdus, kažkur čia, suįsėdus kelis virš kulno. 2. Ir pridėsim skandasaną. Mano viena mėgstamiausia pozicija. Ir 1. Įkvepiu. Skandasana. Iškvepiu. Antras karys. Įkvepiu. Vėl rankas arba čia, krūtinė pakili, arba griebiu pagrindą. Įkvepiu. Galiu ir čia būti. Ir labai labai iš lėto saugau kelius. Iškvepiu. Įkvepiu. Iškvepiu. Ir paskutinis. Įkvepiu. Rankas ant žemės. Pėdas lygiai grečios viena kitai. Iškvepiu. Čia galiu pasidėti alkūnes. Praplatinti kojas, jeigu jaučiu. Ir dėtis galvą. Tai arba esu ant ranko, siekiu rankas suvesti vieną liniją su pėdomis, arba deduosi alkūnes. Alkūnė maždaug su kulnu. Dar 2. Vienas. Pailginu nugarą ir galvą ir gerklę, įkvepiu, sukuosi prie kairės pėdos. Iškvepiu. Patiesinu krūtinę, įkvepiu. Prisitraukiu, iškvepiu. Ir dar 1. Įkvepiu. Ir iškvepiu. Pasisuku į kairę pėdą. Kairės pėdos pirštai į viršų. Ir dabar mes perėsim į trikampį. Tai galinė koja ateina truputį arčiau, kulnai vienoje linijoje. Kairė ranka arba ant rankos, arba ant kaladėlės. Dabar pirštai, jie nežies taip į priekį kaip piramidai. Jie gali būti švelniai pasisukę arba lygiai gretus trumpajam kilimėlio kraštui. Įkvepiu, atkeliu ranką ir būsim čia. 5. Galiu ir visiškai nuo kojos tą patį daryti. 4.
gali pridėti čia modifikaciją ranką į priekį arba griebia klubą. Dar 2. Prisimenu, ką dariau anai pusiai. Ir 1. Leidžiu rankas žemyn. Supuosi visų korpusų į priekį. Galinę koją atgal. Ir čia ieškau balansą, atkylu į įtupstą. Įtupstą pabūsim porą kvėpavimų. Išilginu galinę koją. Dar 2. Paskirstau kūno svorį. Ir 1. Galinis kulnas ant žemės. Pirmasis karys, rankos už manęs. Įkvėpsiu, atversiu krūtinę. Iškvėpsiu, leisius. Įkvėpimas, atkylu. Iškvėpimas, leidžiuosi. Jeigu turiu daug žiedų, tai tas sukabinimas bus amžinai nepatogus. Įkvėpiu. Ir iškvėpiu. Įkvėpimas čia. Ir iškvėpimas, leidžiuosi rankos ant žemės. Kelias ant žemės, driežo padėtis, pėda ir delnai vienoj linijai. Čia būna 4, tai va vėlgi. Čia turiu modifikacijų, lieku čia arba leidžiuosi žemyn. 3, 2, 1. Grįžtu ant delnų, įkvepiu ir žemyn žiūrinti šuo. Iškvepiu. Tai ir dėsim 5 bangas, tai buvo mūsų viniesai. Įkvėpsiu į lentą, iškvėpsiu, žemyn žiūrinti šuo. Kaip patogu pereiti. Dar 3. 2. Ir 1. Įkvepiu į lentą, keliai, stengiuosi pėdas kartu, krūtinė, smakras. 5. Vėl galiu atkelt kelius į rankas. 3, 2, 1. Rankos priekį. Įkvepiu, keliauju į Bhujangāsana kobrą. Nusileidžiu, iškvepiu. Įkvepiu, aukštyn žiūrinti šuo. Iškvepiu. Žemyn žiūrinti šuo. Dabar nusileisiu iki pat pilvo, kaip man patogu, įkvėpsiu į lentą. Keli krūtinės smakras. Ir atsiduriu ant pilvo. Delnas ant delno. Kakta ilsisi. Krokodilo pozicija. Iškvepiu. Pėdas gali būti kartu. Arba vidinės pėdų dalis nuspaustos žemyn. 3, 2, 1. Pėdas grįžta į centrą, įkvepiu. Rankos yra kilimėlio išorinėse dalise, už ribų. Pėdas kartu, patempi kojų pirštai. Patempi sėdmenis, patempi kojas, įkvėpimas kyla į viršų, atveriu gerklę, iškvėpimas, leidžiasi žemyn, smakras įvedu, įtempiu kojas. Iš esmės, kuo labiau patempsiu sėdmenis ir kojas kartu, tuo labiau apsaugosiu apatinę nugarą. Iškvėpimas. Kaklas su galva paskutiniai. Iškvėpiu. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Ir paskutinis. Įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Rankos prie kūno, koja pirštai po savim. Aukštyn žiūrinti šuo, įkvėpiu. Žemyn žiūrinti šuo, iškvėpiu, lenkiu kojas. Šoku arba žengiu. Ir atsisėdu. Patiesinu kojas šalia kūno. Dabar iš šios padėties mes pereisim į navasaną, į valtelę, iš kurios gulsimės ant nugaros. Pereinu į valtelę, sulenkiu kojas, rankos šalia kūno ir būnam čia. 5. Pasisunkinimas, rankos už galvos, kali mudra. 4. Tiesi nugarą.
3. Neužspaudžiu kaklo. 2. Ir 1. Iš čia tiesinu kojas. Aš bijau, kad aš netelpsiu. Tiesinu kojas. Atsigulu. Ir viską paleidžiu. Atsidūstu, iškvepiu. Višudha čakros karalienė yra žvakė. Taip? Žvakė, žuvytė ir po jos jau keliausim į šavasaną. Ir dabar žvakė, jeigu žvakė man netinka dėl kaklo stuburo problemų, praleidžiu ir tiesiog krioklys viparita karani. Jeigu žvakė tinka, pasidarau vietos ir plūgui už savęs. Ir leidžiasi žemyn, atkeliu kojas aukštyn, suvedu alkūnes į vidų ir išsistumiu aukštyn. 5, 4, arba esu kriokly. 3, 2 ir 1. Įkvėpimas, iškvėpimas iš lėto kojas. Vedu už savęs, jeigu pavyksta paliesti pagrindą, sukabinu rankas į krepšelį. Jeigu nepavyksta, kojas tarkim yra čia, tai vis dar laikausi nugaros. 3, 2 ir 1. Iš lėto gaudau sėdmenis ir nusileidžiu į savo šavasaną. Beje, prieš šavasaną vos nepamiršau, žuvytę. Tai visai įtampai nuimti. Padarysim žuvytę, rankos bus ant žemės. Norėčiau įdėti rankas į džinsų kišenę. Suvedu alkūnes kartu, leidžiu galvą ir pratempiu galvą. Jeigu nepatogu, rankos gali būti ir šalia kūno. Kojas patiesinu arba sulenkiu. Dar 3. 2. Ir 1. Pamažu atkeliu galvą ir pilnai atsigulu. Pasirašiu šavasaną, rankas šalia kūno plačiai. Atsidūstu, iškvepiu. Viena ranka gali būti ir ant krūtinės, ant pilvo, arba tiesiog ilsėti šalia kūno. Pabandau identifikuoti savo kvėpavimą, tarsi jį užčiuopčiau. Ir įsivaizduoju savo kaklą skaidrų kaip ledas. Tau kaip iš širdies jausmai keliauja tuo kaklu, skaidriai, matomai, į mintį. Tau kaip galiu suformuoti jausmus į mintis ir pasakyti skaidriai per kaklo pagalbą. Galbūt net jaučiu tą skaidrumą, tą aiškumą. Ir pabandau vėl prisiminti, išgirsti savo balsą ir vėl jį identifikuoti, koks mano balsas. Dėkoju savo už šią praktiką ir už pastangas. Lieku gulėti čia šavasanai. Arba jeigu noriu praktiką baigti, pridedu lengvus judesius rankų, kojų. Su įkvėpimu prasiražau. Su iškvėpimu pasiverčiu ant šono ir atsisėdu į sukasaną. Suvedu rankas į Andželį mudrą, privedu jas prie širdies arba prie trečiosios akies ir nusilenkiu savo. Aš praktiką ir visą jogos tradiciją, iš kurios gali mokytis. Namaste.